Tai turbūt pats rytietiškiausias davinys, kuris kada nors pateks į mūsų kolekciją. Karinių pajėgų davinys iš Japonijos. Nors davinys yra apkeliavęs visą pasaulį, matosi, kaip jisai apsilamdęs, tačiau kokybiška pakuotės medžiaga tikrai gerai atlaikė. Nematom jokių skylių ir matom, kad tikrai išlaikė savo hermetiškumą. Ir labai panaši į tas košės, kurias mes turime įvairiuose daviniuose, pritaikytas šildymui, kad ir lietuviškam. Tokia pati kažkokia folinė pakuotė. Turime plėšimo juostą viršuje. Mums tikrai neprireiks peilio. Lengvai atsiplėšime pakuotę. Nėra labai traški medžiaga, bet tikrai kompaktiškas toks davinukas. Neaišku, tik davinys 8 valandų ar paros. Tačiau tikrai labai maloniai guli rankoje. Tai yra dar vienas davinys, kurios kompaktiškai atspausdintos informacijos ant pakuotės neperskaitysime be telefono pagalbos. Ką reiškia šitas didžiausias užrašas? Bet kokiam kitam daviny čia bus parašyta, koks yra meniu. O čia, kad jo negalima perparduoti. Tai yra meniu numeris 2, vištiena su daržovėmis. Labai mažai informacijos, kada jisai pagamintas, kur jisai pagamintas, kad galioja 1 metus. Ir čia mums yra atsakymas, kodėl jisai taip primena kitų sausų davinių pagrindinį patiekalą skirtą šildymui. Instrukcijoje nurodyta, kad neatidarytą visą šią pakuotę turime dėti į verdantį vandenį ir virti 25 minutės. Tokį patį šildymo būdą mes matėme ir kanadietiškame karinėme maisto davinyje. Jis irgi panašioj foliniai pakuotėje, pritaikytoje dėti į specialų indą, kuriame karštame vandenyje jis būtų verdamas ir šildomas visas pakuotės turinys, ne atskiri patiekalai. Nelabai mobilus galbūt, jau čia bazėje kažkokioje tai greito sustojimo vietoje gali pasišildyti, jeigu visą turi dėti didelį indą su vandeniu. Mes gal nusižengsime nurodytą instrukciją ir nešildysime visko bendrai, pabandykime atsidaryti ir pažiūrėti, kas viduje, nes visada galėsime pasišildyti atskirai. Be to, instrukcija yra prierašas, kad jeigu ir trūksta šilumos kažkuriam iš komponentų, jį pašildyti atskirai. Aba! Taip nelabai gražiai atsiplėšė, bet turbūt dėl to, kad, kaip ir sakiau, jis paskutinius metus keliavo aplink pasaulį. Košė pagrindinis patiekalas, folinė pakuotė, virta vištiena su daržovėmis. Deja, Šarūnai, jokios informacijos apie energetinės vertės, nors informacijos daug. Jie ant kiekvienos pakuotės ypatingai išskiria, kas yra gamintojas arba pardavėjas. Įmonė svarbu. Taigi, čia pagrindinis patiekalas. Jis labai kažkoks tai tyrelė tokia, visiškai sumalta. Įdomu, ar taip turi būti, ar čia jau nuo to bastymosi po pasaulį. Oho. Didelis indelis ryžių. Sausi džiovinti ryžiai. Bet tokia kokybiška įdomi. Tai griozdiška labai. Balti ryžiai. Pakuoti ryžiai. Ryžiai be gliuteno. O, Šarūnai. 295 kilokalorijos. Mikrobangų krosnelėje galime pasišildyti 2 minutės arba virti vandenyje 14 minučių. Ir būtinai turime čia atidaryti, nes kitaip bus bum. Kaip konservuose, gali smirdėti, bet tai niekaip neįtakoja kokybės, parašyta ant pakuotės. Parašyta, kad turėtumėm atsargiai elgtis su kiaušiniais. Žodžiu, bakterijos gali atrodyti kaip juodi ryžiai, bet tai kokybei niekaip neįtakoja. Dar viena pakuotė ryžių. Kažkoks žalias pakis. Turbūt kažkoks tai užkandukas yra. Charcoal grilled chicken. Retort pouch food. Contains some chicken. Parašytos pardavėjo priėmimo valandos. Nuo 10 iki 17 valandos nepriima šeštadienį ir sekmadienį. 75 kilokalorijos, Šarūnai. Kilgonė. Net japoniškam davinyje yra šaukšta šakutė. Akivaizdu, kad tai yra vieno patiekalo, vieno prisėdimo davinukas. Tiesiog vieno prisėdimo, vieno valgymo. Dėl to jis yra pritaikytas šildyti viską. Visą turinį galime laisvai šildyti.
Nes čia daugiau nieko nėra. Neturime nei jokių užkandukų, riešutukų, šaukštas turbūt atlaikys, jis atrodo tikrai pakankamai toksai tvirtas. Neturime nei gėrimo jokio papildomo, čia tiesiog sausas bomžpakis. Nelabai yra ką sakyti, viskas atrodo tikrai kokybiškai, gąsdinantis aprašymai, bet viskas atrodo kokybiškai, tikėkime, kad bus lygiai taip pat skanu. Visko galiojimo data beveik pasibaigusi. Pašilo ryžiai, yra tokia smarvė, kaip ir įspėjo užrašai, bet sakė, kokybei tai neturėtų pakenkti. Su smarvė valgome. Kietai pakuotas porkas. Šiukšliam turbūt galim naudoti pagrindinę pakuotę, nes ten daugiau nėra ką susidėti. Mes viską suvalgysim vienu ypu. Paragaukim ryžių, kol šyla pagrindinis patiekalas. Ryžiai tokie sulipę, drėgni. Mes jau šildėm Vengrijos kariuomenės mikrobangų krosnelėje. Guminiai tokie. Visiškai tokia pašildyta guma. Prieski visiškai norėtum druskytės dabar pasibarstyti, kurios čia nėra, pipiriukų nėra, jokio padažiuko nėra, galėtų sojos būti, ne? Yra kažkoks tas prieskonis, nelabai malonus, apie kurį mus ir įspėjo užrašai. Iš esmės valgyti galima, bet tai tikrai nėra labai skanu. Vienkartinės sriubos iš parduotuvės yra daug skanesnės. Čia ir konsistencija tokia nei du, nei vienas. Jie tokie nei šlapiniai, nei sausi, bet jie tokie guminiai visiškai, prangus. Gal tai yra kultūrinis dalykas, gal japonai taip mėgsta. Bet šaukštukas visai nieko. Tik tai tiek, kad vėlgi, statistinis japonas daug smulkesnis už mane, todėl man šaukštukas yra šiek tiek mažokas. Tačiau, jis tvirtas, neblogas. Pašildėme vandenyje atskirus mūsų komponentukus. Ir čia yra grilled chicken nurodyta. Kažkodėl buvo parašyta, kad gal vertimas blogai suveikė, kad gali būti vištienas. Bet kad čia vien tik tai mėsa, aš sakyčiau. Kvapas rūkytos. O čia tada ką, turėsime daržovės? Nu ne. Čia irgi yra vištienos. Kvapelis tai ne kažką. Ryžiai, vištiena ir vištiena su daržovėmis. Šiukšlių maišas, nes neliks suvalgius jokių nešiukšlių. Kilgonė, matai, lėkštutė netgi yra. Turim lėkštutę. Šitą įsidedė, hop, ryžiuką ir lėkštutė. Labai skani vištytė. Tiek daug aromato ir jis toks geras, jokių blogų prieskonių nėra. Super. Netgi ir parašyta, kad galima įvalgyti šaltą, tai tu jį gali naudoti kaip užkanduką vietoj riešutų kokiu nors. Super, bomba. Pliurzė. Nelabai skaniai neatrodo. Konsistencija šlikštoka. Šiaip tai skanu. Jeigu ypač jums patinka japoniška virtuvė, tai turėtų būti labai skanu. Kadangi mes turim 2 lėkštutės ryžių, tai galime laisvai susipilti vieną patiekalą į vieną, kitą patiekalą į kitą lėkštutę ryžių. Nežinau, aš tai šitą. Skanu? Labai. Štai toks pats rytietiškiausias davinys, tikrai japoniška kokybė jaučiasi, skanus, neturime nei degtukų, nei užkandukų, saldainukų, higienos kokių nors priemonių, neturim šiaip iš tikrųjų nei servetėlės jokios. Keiščiausia, kad neturim ko atsigerti, bet turime šakutę. Ir lėkštę kilgonį irgi turim. Kiekis pakankamai normalus vienam prisėdimui, pavalgyti vienam žmogui. Ryžiai gal nelabai vykę, tačiau pagrindiniai patiekalai visai neblogi. Kaip visai neblogi? Pagrindiniai patiekalai labai skanus. Nesijaučia jokių dirbtinių cheminių priedų. Norėtųsi galbūt prieskonių kokių nors. Ir blogiausia, kad neturim nieko užsigerti. Tai nėra 8 valandų davinys, tai yra vieno prisėdimo, vieno maisto davinys.